Mama žinojo, bet pasirinko jį ir likti su juo. Tai nebuvo svetimas žmogus, nebuvo tamsi gatvė ar atsitiktinumas. Tai buvo patėvis. Žmogus, kurį mama atsivedė į mūsų namus, kuris turėjo būti šalia ne tam, kad liestų tavo kūną, o tam, kad saugotų tavo vaikystę. Ir tą kartą tu buvai per maža, kad suprastų, ar per mažas, kad suprastų, bet pakankamai jautrus, kad kūnas viską įsirašė. Ir galbūt tu tylėjai, gal bandai užmiršti iki šiol, gal tuo metu mamai užsiminei, o ji nuo tavęs nusisuko. Ir niekas tavęs neišgelbėjo. Ji liko ir pasiliko gyventi su juo, ji pasirinko jį, o tavyje tą kartą viduje tiesiog viskas mirė. Siela tuo metu pasitraukė, kūnas tapo svetimu, o meilė jau pavojinga. Ir dar blogiau, kad kai tau pasakė su tuo gyventi, eiti į mokyklą, šypsotis ir galbūt nekelti dėl to problemų, tai yra nesuvokiama ir nepaaiškinama, bet taip tokių mamų yra ir ne vienas toks faktas. Bet tu nesi problema. Ir tu nesi pasaulyje, kuriame reikėtų slėpti šį skausmą. Tu nesi kaltas, tu nesi purvinas ir nesi sulūžęs. Esi gyvas, esi vis dar čia ir gali išsivaduoti. Gydančioji energija prasideda nuo to, kad kai kažkas tave išgelbėja ir randa sprendimą, ieško to sprendimo, visų pasirenka save ir jau nebegalvoja apie mamą, apie patėvę, apie tą žmogų. Ir kai pradeda valytis, kalbėtis, o kartais net kalbėti nereikia, tai reikia atsiprašyti savo kūno, kad tiek ilgai buvai jo priešu. Nes tylėti tai ir būti savo kūno priešu. Ir šiai dienai jau kenki sau tu, nes esi savo kūno priešas. Mama neapsaugojo tavęs, bet tu gali išgelbėti save. O kai tą padaro dukra ar sūnus, ar tu turėsi savo dukrą ar sūnų ir norėsi apkabinti, tai jų apkabinimas ar tavo apkabinimas nebeskleis tavo baimių, nes tu jas išgydysi. Ir tai, ką tau padarė, nebus to pabaiga, o bus visumos pradžia. Ir jis, tas žmogus, už tai atsakys prieš save, prieš Dievą ir prieš energiją, kuri viską gražina. O tu atgausi tai, kas iš tavęs buvo atimta. Tylėti tai tęsti skausmą ir būti kūno priešu, o gydytis tai atgimti iš naujo ir pradėti gyventi iš naujo. Ir tu vertas gyventi kitokį gyvenimą, tokį, kurio iš tavęs niekas nebepavogs. Aš čia, šalia tavęs.